Kristaus karaliaus titulas, arba, sakytume, karaliaus titulas. Pradėkime nuo ištakų. Iš tikrųjų, jau antikiniai Vidurio rytų kraštai, kaip Babilonija, Egiptas, jie turėjo ir turi karaliaus praktiką. Ir ką reiškia būti karaliumi? Karaliumi reiškia užimti Dievo poziciją. Žydų tautoje, skaitykite Seną testamentą, labai retai Dievas yra karalius. Nes Dievas yra Dievas, o pasaulio karaliai jie užima valdžią ir kartu Dievo poziciją. Dar prie Samuelio, kada tauta pradėjo žydų prašyti, mes norime, kad ir mes turėtume karalių, kad ir mus valdytų karalius, kad mus apgintų. Taigi tada Samuelis raudojo. Prisiminkite Samuelio raudą ir Dievo pasakymą. O Samuelis sako Jahvė, tai ne tave jie išduoda ir užgauna, tai mane, Dievą, nes jiems jau reikia kito. Tas, kas juos valdytų ir, sakytume, gintų. Ir žydai turi karalių. Turi 1, 2, 3 karalių ir daugybę kitų dalykų. Mėlyje, kuriuo metu atsiranda mūsų krikščioniškoji, katalikiškoji dvasingumo visoji terpėj Kristus visatos valdovas. 1925 metais popiežius Pijus XI paskelbė šią Kristaus titulo iškilmę. Kristus visatos valdovas. Liaudiškai sakome Kristus karalius. Atminkite, kas buvo tame 3 dešimtmetyje. Fašizmas jau buvo atėjęs į Europą. Ir šalys, kiekviena bandė ginti savo galę, savo nepriklausomybę. Ir ką turėjo Rusija? Rusija jau turėjo Staliną. Į Vokietiją jau keliavo nacizmas. Ir mes turime pilną terpę besiruošti Antram pasauliniam karui. Šioje didžiulėje įtampoje popiežius Pijus XI sako, mielieji, sustokite. Šitos galios, kurias norite naudoti ir naudoti vieni prieš kitus, yra neteisingos. Yra vienintelė Dievo galia, kurią jūs visi pamiršote. Ir popiežius tokioje baisioje terpėje prieš pat Antrą pasaulinį karą šioje terpėje skelbia Kristų visatos valdovą. Ir, mėlyje, mūsų širdys taip pat turi išgirsti šią popiežiaus ir bažnyčios mintį. Skaitome Naująjį testamentą. Naujas testamentas, Kristus kalba iš tikrųjų apie karalystę. Dievo karalystė. Dangaus karalystė. Paskaičiuokite, vieną kartą susakęs, yra 104 kartai sakoma karalystė. Taigi yra kažkokia nauja karalystė. Ir ši karalystė, kurią skelbia mūsų mylimasis viešpats Jėzus, yra dangaus tėvo karalystė. Tai yra taikos karalystė. Ir karalystė, kuri remiasi teisingumu. Atėjau skelbti tiesą. Ir tai yra tiesa, kurią liudija mūsų viešpats mums ir mūsų gyvenimuose. Ar tu esi karalius? Ir šis klausimas iš Piloto dar kartelį kartojamas iš Jėzaus lūpų. Ar tu iš to savęs klausi, mėlyjeji? Mes turime klausti ne iš sistemų, ne iš valdžios pozicijų, iš savo širdies. Jėzus klausia ir tavo klausimo. Ar tu esi karalius? Taip, aš esu karalius. Ir ši karalystė, apie kurią mes kalbame šiandieną, kurią skelbėmės jos iš tikrųjų nariais, yra kita karalystė. Jeigu stebėtumėte į Jėzų stovintį prieš Pilotą, tai iš tikrųjų yra siaubingas dalykas. Pats labiausiai nuskriaustas žmogus, kuris po teismo plakamas, kankinamas žiauriausiai ir kas galiausiai laukia kančia ir mirtis. Jeigu žiūrėtumėte Jėzų iš Nazareto, ką jis paliko? Nėra nei vieno jo ranka rašyto rašto. Nėra nei vieno jo darbo, kuris stovėtų ir mums primintų šio žmogaus buvimą. Jėzus iš Nazareto yra tiek paveikęs pasaulį, kad ko gero
sudėtinga pasakyti kitose kultūrose, bet mūsų kultūrose nėra nei vieno žmogaus, kuris savo gyvenime eidami neatsimuštumėte į Jėzų. Kad jūsų gyvenimus ir sąžinėse neprabiltų šis Dievas ir žmogus. Ir ši karalystė yra pati galingiausia. Ji nesiremia jokia galia ir jėga. Tai yra meilės galia ir meilės jėga. Meilė ir teisingumas. Esu surinkęs keletą minčių, labai įdomių. Vieną kitą mintį pasakysiu iš popiežiaus Pranciškaus. Jis kalbėjo vakar ryte dvasininkams, kunigams, kurie dalyvauja bažnyčios tribunole, tai yra teisėjauja, ir dar keletą minčių kaip siurprizą. Popiežius Pranciškus. Mėlyje, pagrindinė žinia, kurią noriu su jumis pasidalinti šį rytą. Mylėkite teisingumą, gailestingumą ir tiesą. Kasdien stenkitės juos įgyvendinti, taip tarnausite tikintiesiems. Teisingumas, gailestingumas, tiesa svarbios viena nuo kitos neatsiejamos. Jei vienos atsakysi, prarasi kitos autentiškumą. Mėlyje, kasdienybėje tavo tarnystė visada turi turėti prieš akis Jėzų. Jis yra tiesa, kuris yra teisingas, bet gailestingas. Nėra teisingumo be gailestingumo. Kiekvienoje žmonių bendruomenėje, kaip ir bažnyčioje, nepakanka vien gerbti teises. Mes turime sugebėti su gailestingumu drąsiai eiti toliau. Kas myli kitus su gailestingumu, pirmiausia yra teisingas kito žmogaus atžvilgiu. Teisingumas iš tiesų yra dorybė, skatina siekti kito gerovės. Nebijokite ir gailestingumo, nes jis niekada nepanaikins teisingumo. Tikras gailestingumas, tikras teisingumas, štai toks yra jūsų, mėlyjeji, tarnystės horizontas, tokia jūsų kilni užduotis. Ir dar vienas labas rytas. Mūsų choristė Diana šį rytą prieš jau dabar 3 valandas sveikinusi savo Facebook'e ir ji taip pat kalbėjo apie savo karalių. Mano karalius, rašo Diana, ir didingas, ir paprastas. Mano karalius tarsi stovi po lietumi, nuplaudamas skausmą, užgriuvusi tik dėl to, kad jis yra, nusiplaudamas šio pasaulio neteisybę ir beprasmybės. Mano karalius mato mane, jis pripildytas meilę, tokia nesuprantama, tokia drąsia ir tyra, kad net daugumą parklupdo. Yra tokių, kurie negali žiūrėti į tokią karaliaus būseną ir dėl to šis karalius jaučiasi vienišas. Kartais karalius žybteli pykčiu, o tarsi teisingumo kalaviju. Karalius moka švelniai tarti pačius griežčiausius žodžius, pritemdydamas savo šviesą, paslėpdamas savo galybę. Tai dėl to, kad jo siela nesugeba sukelti skausmo ir puikiai suvokia savo jėgos galybę. Drįstu prašyti, išgirsk mane, pasauliu reikia tavęs, o karaliau. Tu reikalingas mano džiaugsmui, tu esi problemų sprendimo išgyjimo dalimi su visa savo galybė, visa savo švelnia, valdinga jėga, tu reikalingas pasauliui ir man. Dėkoju tau už nuolankumą,
kai aplinkui pabunda gėris, nors siaučia piktos neteisybės audros. Dėkoju, kad patiesi minkščiausią kilimą, kai man tenka eiti per gyvenimo balas, ar kai neši mane ant savo tvirtų rankų, o kartais tik eini šalia, kaip draugas. Tie, kas negali tavęs pamatyti ar apsikabinti, nueis kitais keliais, jeigu tik vieni pajėgs. O tu neklausyk jų kalbų, mano karaliau, kad esi niekas. Jie tiesiog dar neturi drąsos pasakyti, kad Jėzau, tu esi viskas ir pasaulis klinas tik tavimi ir aš tau dėkoju. Amen.